Sveiki, jūs žiūrite vaikų kanalą. Šiame vaizdelėje apžvelgsime 5 mergaitiškų žurnalų priedus. Mažieji poniai, Barbė pasakos, Sofija pirmoji, princesės ir Ausytės uodegytės. Pradėsime nuo Ausytės uodegytės. Koks mielas šuniukas ant viršelio. Žurnalo priedas surinkama apyrankė. Pirmiausia, sudedu žodžius. Tada suveriu spalvotus karoliukus. Ir galiausiai virvelę surišu mazgeliu bei nukerpu likusius galus. Tada! Super! O žurnalo viduje galima rasti net 4 plakatus ir paskaityti apie sfinksus. Toliau žurnalas princesės. Prie jo pridėtas rinkinukas karūnai ir burtų lazdeliai pasidaryti. Wow! Rinkinyje yra karūna, 2 limpančios žvaigždės, 2 limpančios širdutės, limpantis brangakmeniai, liptukai su princesėmis, šiaudelis burtų lazdeliai ir didelė stora minkšta violetinė žvaigždė. Pradėsime nuo burtų lazdelės. Tereikia didžiąją žvaigždę sujungti su šiaudeliu ir burtų lazdelė jau beveik baigta. Teliko ją papuošti. Tada! Toliau karūna. Dvi širdelės, ilgaplaukės lipdukas ir daug brangakmenių. Kaip gražu! Ir tai tikriausia karūna, kurią galima nešioti ant galvos. Liuks! Ant žurnalo viršelio gražuolė, pelenė ir auksaplaukė. Kokios jos visos gražios? Toliau Sofija pirmoji. Na ir kasgi čia? Kaip įdomu? Panašu į piešinių laikiklį. Prie rinkinio pridėti 2 pieštukai, mėlynas ir rožinis. Ir ant laikiklio prisegta daug spalvinimui paruoštų piešinukų su Sofija pirmąja. Kaip miela! O! Iš galo išsitraukia atrama. Super! Kas čia? Gal slaptas skyrelis? Pieštukams jis kaip tik. Super. Bei žurnaliukas. Kokia graži Sofija ant viršelio. Šiame numeryje bus galima paskaityti Sofijos dienoraštį ir sužinoti, kaip pasigaminti nuotraukų albumą. Toliau specialus žurnalas Barbė pasakos. Koks priedas! Tai fėjos sparnai.
kuriuos gali nešioti pati. Tai reikia juos užsidėti ant pečių. Wow! Kokie blizgantis rožiniai. Nebegaliu. O šis Barbie žurnalas skirtas Mariposai ir Fėjų princesei. Ir paskutinis žurnaliukas – Mažieji poniai. Prie jo pridėtas krepšelis su poniukių atvaizdu. Atrodo beveik kaip rankinukas. Šiandien tiek. Jei jums patiko, nepamirškite paspausti like ir apačioje parašyti, kuris iš šių apžvelgtų priedų jums pasirodė šauniausias. Bei, pala, apačioje pabalsuokite, kurį iš vaizdelėje matytų žurnalų norėtumėte pamatyti apžvelgtą plačiau. Ir jau ateinančią savaitę laimėjusiam sukursiu atskirą vaizdelį. Ačiū, kad žiūrėjote. Iki! Čia galite matyti kitus vaikų kanalo vaizdelius.